Tikriausiai visi sutiks, kad pamiškėse nugulančios padangų atliekos nepuošia mūsų supančios gamtos. Ne vietoje išmestos padangų atliekos, užteršdamos aplinką, natūraliai suyra per 120–140 metų. Labai svarbu, kad padangų atliekos būtų perduodamos atliekų tvarkytojams ir būtų atgaunamos padangų gaminimui panaudotos medžiagos. Prasidėjus padangų keitimo metui, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras primena, senos padangos neturi būti paliekamos prie garažo, konteinerio ar pamiškėse. Jų tvarkymas vairuotojams nieko nekainuoja. Reikia tik žinoti, kur padangas galima priduoti nemokamai. Artėja padangų keitimo vajaus metas, tai norime priminti vairuotojams, kai keisite padangas, nepamiršti, kad reikia jas palikti ne prie konteinerio, reikia palikti ne pamiškėse, ne grioviuose, o jas reikia palikti tam skirtose vietose. Tai pirmiausia, galite palikti būtent padangų keitimosi vietose. Tai pirma vieta, kur jums būtų ir patogiausia. Antra vieta, jeigu jūs įsigijate padangas, jūs galite palikti padangas įsigijimo vietose, tai yra parduotuvėse. Trečia vieta, kai jau lieka, kur jau negalėjote palikti ar neturėjote galimybės, radote rūsiuose, garažuose, bet kada galite pristatyti didelių gabaritų surinkimo aikštelės Šiaulių regione. Nors džiaugiamasi, kad žmonės sąmoningėja, tampa atsakingesni ir vis mažiau randama padangų pamiškėse ir kitose neleistinose jas išmesti vietose, tačiau tokių atvejų vis dar pasitaiko. Mes dabar galime tik pasidžiaugti, kad vis labiau ir labiau žmonės tampa atsakingi ir vis mažiau randame padangų tiek prie konteinerių, tiek prie pamiškėse ar kitose vietose, kur nėra skirta. Tai tuo galime tik pasidžiaugti, tačiau daug yra vis tik žmonių, kurie palieka bet kur. Tai dar kartą kviečiame būti atsakingais ir gerbti vieni kitus, bei mylėti gamtą, bei pristatyti jas ten, kur surinkimo vietos skirtos. Ir šitas 2 savaitės spalio mėnesio iki lapkričio 1 dar yra 2 savaitės, jau surinkome daugiau kaip per visą mėnesį rugsėjo. Jei sandėlyje ar rūsyje dar liko senų nebenaudojamų padangų, jas galima pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę savo savivaldybėje. Šiaulių regione iš vieno gyventojo per metus nemokamai priimamos 4 lengvųjų automobilių padangos. Turint didesnį kiekį, jas galima pristatyti į kairių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kur papildomas kiekis priimamas už papildomą mokestį. Po 4 padangas gali kiekvienas gyventojas pristatyti į didelių gabaritų surinkimo aikšteles, tai kviečiame jo to pasinaudoti. Šiaulių regione yra kiekvienoje savivaldybėje didelių gabaritų surinkimo aikštelės, į kurią gyventojas gali pristatyti po 4 padangas, tačiau turi būtinai turėti savo asmens dokumentą. Jeigu daugiau nori atvežti kaip 4, vėlgi jis turi turėti šalia savo žmoną, draugą, vaiką, kad irgi galėtų pristatyti papildomą kiekį padangų. Melga turinti 30 metų patirtį, užsijama visais servizo darbais, ir aišku, ratų padangų keitimais ir remontais. Jeigu mes montuojam, nesvarbu iš mūsų perka ar neperka, visas senas padangas priimam utilizavimui nemokamai. Uždarosios akcinės bendrovės Melga Šiaulių padalinio vadovas teigia, kad nors kol kas padangų keitimo piko dar nėra, tačiau tie, kurie nenori laukti eilėse ar praleisti lapkričio 10 termino, jau po truputį montuojasi, ką ir raginama daryti. Melgoje atliekamos paslaugos tai ne tik padangos ir ratai, kas daug dar įsivaizduoja šiais laikais, o važiuoklė, variklio remontai, elektra, viską mes darom apart kėbalo remontus. Rekomenduočiau, sakykime, žiemai turėti žieminės padangas pirktis, o vasarai vasarinės. Kas pas mus populiarėja universalios padangos, tai jos tinkamos tik tai tokiom oro sąlygom, kokios yra dabar. Žiemai pasnigus, su jom važiuoti labai sunku. Jos tinkamos daugiau tik tai šlapiam asfaltui. Kas važiuoja į užmiestį žiemą kažkokiu tai snieguotų keliu, tai tik minkštesnio mišinio žieminės padangas reikėtų rinktis. Tie, kas važinėja vien mieste švariais keliais žiemą, sakykime, tai gali būti kietesnio mišinio, jos gerai išstums purvą ir su šlapia danga gerai dirbs. Padangų pardavėjai privalo nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti pirkėjo atiduodamas senas padangas, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir jų skaičius atitinka perkamų naujų padangų skaičių. Norime atkreipti dėmesį, kad jūs įsigydami savo padangas automobilį, jau esate susimokėję už padangų sutvarkymą, tai padangų gamintojai ir importuotojai privalo sutvarkyti šitas padangas, todėl pasinaudokite galimybėmis, pirmiausia pasikeisdami padangas servisuose, jos ten palikdami
drąsiai po 4 padangas. Tiek pat padangų, kiek keičiate, tiek galite palikti. Taip pat pirkdami padangas, jūs galite lygiai taip pat palikti tiek pat padangų, kiek ir įsigijate. Taip pat norime pabrėžti, jog visas automobilio likusias detalės, pavojingas ir nepavojingas, kas lieka nuo automobilių, jūs galite palikti visose servisuose. Jie privalo jūs priimti, jas sutvarkyti ir kitaip tinkamai jas realizuoti. Aikštelių adresus, darbo laiką ir priimamų atliekų sąrašą rasite internetinėje svetainėje srats.lt. Primename, kad aplinkos apsaugos departamentas įspėja, kad už netinkamoje vietoje atsikratytas ar deginamas padangas gresia administracinė atsakomybė. Už kiekvieną ne vietoje išmestą padangą gali tekti sumokėti nuo 30 iki kelių tūkstančių eurų, priklausomai nuo atliekų kiekio bei aplinkos padarytos žalos. Pastebėję aplinkos taršą atliekomis, gyventojai raginami pranešti apie pažeidimą skubios pagalbos tarnybų telefonu 112 arba informaciją siųsti elektroniniu paštu.